Mano toks santykis kaip 95 procentai lietuvių santykis su bažnyčia. Visi mes, aš tiesą negaliu už visus kalbėti, be abejo, aš galiu tik save, savo šeimos kalbėti. Be abejo, kad tarybinis laikotarpis padarė blogą įtaką mums visiems šio požiūriu. Nepasakyčiau, kad mes buvome ateistai. Arba taip kvailai, aklai tikėjom tas, kas buvo viena iš svarbiausių punktų ideologijai tarybiniai. Jokių būdų. Tačiau visa aplinka, vis tik tai ypatingai vadovų lygyje, žinoma, varžė šitos santykius, labai smarkiai varžė. Pirmiausia, skirdavau daug dėmesio kunigams dvasininkijai ir girdėdavau, ką jie kalba. Nors mane priėmė labai šaltai. Ir vyskupų konferencija, kada aš tapau prezidentu. Ir tie santykiai nebuvo labai geri. Be abejo, jie visi atsiminė mano biografiją labai gerai, nes viskas čia pat buvo. Bet jie nežinojo vieno dalyko. Jie manė, kad jeigu tu partijos narys, komunistų partijos, tai kad jūs visi vienodi. Ir visi vienodai žiūri į kunigus, religiją, kad visi užkietėję ateistai ir panašiai. Iš tikrųjų taip nebuvo. Ir kas įdomu, man lengviau būdavo bendrauti su klebonais, ten kur tai provincijos klebono. Kokį tai užvažiuoja, bet neužeini bažnyčią pažiūrėti. Pas mane tokia mada buvo. Nueini šventorių, pasižiūri, kaip ten vartai šventorių, žinai, atrodo kaip stogas, tokiu būdu. Ir išeina klebonas, arba ten dar kas nors. Zakristijonas atsiranda taip ekspromtu dažnai visiškai. Šitą padarydavo. Ir paskui padėdavom. Matai, kada stogas tenai visai jau kiauras. Pradedant nuo Vilniaus katedros. Santykiai su tuo pačiu kardinolu Vincentu Zlatkevičiu. Tai čia labai daug mes tada mūsų tie laureatai, Santarvės premijos, Justinas Marcinkevičius ir Viktorija Daujotytė, profesorė, ir Kazimieras Vasiliauskas ir aš. Mūsų toks būrelis buvo žmonių, kur mes nuvažiuodam pas juos. Įvairiom progom, prieš Kalėdas ypatingai. Nuveždavom, kuo nors tokio. Vieną kartą, kaip tai buvo, aš Kaune buvau, užvažiavau, žiūriu jis, ką tai liemeniai siuva. Siuva. Kilputė tokia. Ten kieta, žinai, oda. Kilputė, o čia saga. Pasirodo, ta liemenė buvo be sagų. Tokia, žinot, užsimesti.